Antras klausimas yra ta pati konstitucijos, kalba apie valstybės kontrolę. Prezidento teikimu Seimas patvirtina valstybės kontrolierių 5 metam. Kodėl valstybės kontrolė niekaip neatlieka ir nesugeba atlikti šiandieną Igničiui? Ir aš būsiu tas prezidentas, kuris inicijuosiu delistingavimą Igničio akcijų, kad vėl sugrįžtų į valstybės rankas. Nes tai, kas šiandieną vyksta su Igničiu, tai yra protų nesuvokiamas. Aš gavau kreiptis 2 kartus į Konstitucinį teismą dėl Dainiaus Kreivio. 2 kartus Konstitucinis teismas pasakė, kad Dainius Kreivys neteisėtai. Dabar prieš paskutinę dieną išeidamas į Seimo kreipiausi į Vyriausiąjį administracinį teismą vėlgi dėl Dainiaus Kreivio sprendimų dėl kompensavimo. Panašu, kad teismas priėmė šitą pareiškimą nagrinėti, panašu, kad jis bus patenkintas. Klausimas yra vienas. Kokia yra švariausia energetika? Švariausia energetika yra atominė energetika. Ta jums rodo pavyzdys Prancūzijos, kaip jie plečia, kaip jie vysto. Klausimas yra Lietuva. Ar mes norim turėti mažus branduolinius reaktorius, ar mes norim turėti galingą didelį turėti. Šiandien dienai apie tai niekas nekalba. Ir trečias yra vienas iš svarbiausių dalykų, ko gero, apie ką mes turėtume kalbėti, apie vėjo jėgainės. Vėjo jėgainės jokių jūroje, viskas turi būti sausumoje, suderinta su gyventojais, išlaikom jų sumas. Dėl ko sausumoje yra svarbiausia? Todėl, kad mokamas gyventojų pajamų mokestis, pelno mokestis, nekilnojamo turto mokestis ir žemės mokestis, nes jinai stovi privačioje nuosavybėje. Ačiū už atsakymą. Dainius Žalimas, kokius prioritetus matote energetikoje ir energijos išteklių naudojime? Ačiū. Nu, mes apie karinį konfliktą taip pat turėjome omenyje. Plius taip. Nekartojau viso klausimo, ko gero jie atsimena. Gerai, tai visų pirma, karinio konflikto metu, jeigu mes būsime prisirišę toliau prie iškastinio kuro, prie dujų ir taip toliau, tai labai rizikinga, kadangi tai ir tiekimo grandinės gali nutraukti. Aišku, aš neginčiu, kad dabartinė karinė technika daugeliu atveju nuo tokių priklauso, bet šiaip tai mes turim nepamiršti vieno dalyko. Tai vis dėlto žalesis kursas ir klimatui neutrali ekonomika, tai nėra vien tik tai Lietuvos, bet yra ir visos ES įsipareigojimas. Tai mes turim tą vykdyti. Mes sėkmingai mėginame eiti tuo keliu. 2030 metais Lietuva, jeigu pavyks visus projektus įgyvendinti, gali tapti netgi elektros energijos eksportuotoja iš importuotojos. Tai aš tikrai nematau jokių priežasčių kažką šio požiūriu keisti. Vienas dalykas, ką aš turėčiau pasakyti taip, pagal Konstituciją 46 straipsnio 3 dalis, kad tautos geroviai turi tarnauti ūkis, tai tam priklauso energetinė nepriklausomybė. Taip pat savo atsakykime klausimą, kas geriau užtikrina energetinę nepriklausomybę? Ar būsimoji žalioji energetika iš atsinaujinančių šaltinių, ar dabar turima padėtis? Ačiū. Ir Eduardas Vaitkus, prašau jūsų atsakymas. Daug kalbėjot apie Ignitį, o aš tada priminsiu, kad privatizuoti Ignitį Skvernelio vyriausybė nutarė. Skvernelio vyriausybė, kuri pagal Konstitucinį teismą veikė neteisėtai. Ir apie tai visi tylėjo. Tai dabar jums chorų visi sako netiesa ir Skvernelis nedalyvauja. Ne, dėl vyriausybės. Aš galiu atsakyti. Gerai, ne, duokim pabaigti replikos vėliau. Prašau. Ir jūs modeliuojate savo klausime karą ir kaip karo metu vyksta karas Lietuvoje ir kaip karo metu mes rūpinsime savo energetiką. Nebegalėsim rūpintis, nes mūsų nebeliks karo atveju. Tai tokia atveju pirmas uždavinys yra karo išvengti ir tą galima padaryti tik tai diplomatija. Užsiminėt apie anglies dvideginio emisiją, kuri yra pakankamai didelis blefas, taip pat kaip ir koronės infekcija buvo pasauliniu mastu padaryta. Pakankamai yra mokslinių duomenų, kad tikrai taip CO2 didėja, bet žmogaus įtaka čia nėra tiek didelė ir praeitį, kai žmogaus nebuvo, irgi CO2 didėjimas buvo toks pat ir šiluminis efektas taip pat buvo. Bet tuo remiantis mes norime savo performuoti ir ne tik Lietuvos, o viso pasaulio pramonę ir tam tikrų ekonominių grupių interesus įvesti, įskaitant planas 2030-ieji, kaip Lietuvos žmonės irgi tame tarpe bus kontroliuojami, kiek jie suvalgo mėsos, kiek jie gali nuvažiuoti kilometrų, nes viskas bus apspręsta per CO2 emisiją. Ir bankai neleis pinigų panaudoti, benzinui nusipirkti, nes pasakys, jūs per daug CO2 sunaudojot. O Brel elektros tinklus sugriauti, tai būtų mūsų smūgis savo patiem į paširdžius, nes elektros tinklus sugriovus mums visiems pasidaro blogai. Aš siūlau pirkti elektrą tiesiai iš Baltarusijos. Pigiai.